Laikas iš atminties niekada neištrins to, kas vyko 1989 m. rugpjūčio 23 dieną. Analogo pasaulyje neturintis įvykis amžiams įrašytas į 3 Baltijos valstybių istoriją. Kažkas tuo metu dar nebuvo gimęs, o kažkas jau buvo gyvos grandinės dalimi. Vieniems tai tik praeities detalė, kitiems gilūs prisiminimai apie Baltijos sesių laisvės pradžią. Minint šio nepaprasto įvykio 35-asias metines, suvieniję jėgas įveikti Baltijos kelio maršrutą nuo Talino iki Vilniaus pasiryžo Lietuvos, Latvijos ir Estijos senovinių automobilių klubo atstovai. Rugpjūčio 22 dienos vakare į Estijos sostinę renkasi senoviniai automobiliai. Beveik kiekviename Talino viešbutyje rasi į Baltijos kelią pasiryžusių vykti dalyvių. Jie atvyko iš tolimiausių Baltijos šalių kampelių, o rytoj laukia didžiosios kelionės pradžia. Talino dainų slėnis viena populiariausių Estijos sostinės vietų. Būtent čia ankstyvo rugpjūčio 23-osios rytą renkasi iš viso Pabaltijos suvažiavę senoviniai automobiliai ir gerai nusiteikę jų vairuotojai bei keleiviai. Kelias laukia netrumpas. Reikės įveikti apie 650 km. Technika privalo būti tvarkinga. Dainų slėnis tampa lyg didžiulis senovinių automobilių muziejus po atviru dangumi. Šimtamečiai automobiliai, būrys motociklų, ne vieną dešimtmetį menantys autobusai rikiuojasi svarbiam startui. Prabėgus kelioms minutėms po 9 valandos ryto Estijos, Latvijos ir Lietuvos ekipažai vežantis vėliavas iš Estijos prezidentūros senoviniais automobiliais į aikštę pasveikinti renginio dalyvių atveža Estijos prezidentą Alar Kari su savo žmona. Estijos vadovas neslepia aistros senoviniai technikai ir mielai apžiūri automobilius. Pasikalba su kelionės dalyviais, pasisveikina su beveik kiekvienu sutiktu, nusifotografuoja. Rytas pasitiko ne tik puikia nuotaika, bet ir gerų orų. Jis labai reikalingas tokiai ilgai kelioniai. Ant scenos groja pučiamųjų orkestras. Oranžiniais rūbais vilkintys orkestrantai atlieka žinomas melodijas, o prezidentas dar kartą primena šios dienos svarbą 3 tautų istorijoje. Head inimesed, on sümboolne, et vanasõidukite ühissõit Tallinnast Vilniusesse Balti keti Brangus žmonės, labai simboliška, kad minint 35-asias Baltijos kelio metinės senoviniai automobiliai riedės nuo Talino iki Vilniaus. Dar labiau džiugu, kad istorinė kelionė prasidės simbolinėje Talino vietoje. Čia švenčiame Estijos nepriklausomybės dieną. Čia dainomis iškovojame laisvę.
Tai buvo taikus protestas prieš praeities valdžią, bet tuo pačiu galingas reiškinys siekiant susigrąžinti nepriklausomybę. Dainuojamosios revoliucijos banga nusidriekė iki Vilniaus 675 kilometrus. 1989 m. rugpjūčio 23 d. šimtai tūkstančių žmonių prisijungė prie Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudies frontų kvietimo. Mes reikalavome laisvės nelegaliai padalintų žemių žmonėms. Šiandien prasideda bendra 3 šalių kelionė, kurioje dalyvauja daugiau nei 200 istorinių lengvųjų automobilių, autobusų ir motociklų. Jie atkartos Baltijos kelio grandinę. Be vairuotojų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, tada, 1989-aisiais, buvo ir žmonių iš Suomijos, Lenkijos, Ukrainos. Šios šalis taip pat jautė žiaurų totalitarinių režimų gniaužtą, įtakojama 2 diktatorių. Dar ir šiandien ukrainiečiai mūšio lauke gina savo šalį ir laisvę. Baltijos kelias vykęs prieš 35 metus yra mūsų laisvės dalis. Ir ši jūsų kelionė senoviniais automobiliais dabar išdidžiai mums tai primena. Ačiū, kad šią savo kelionę visiems papasakosite mūsų laisvės atgavimo istoriją. Oma sõiduga kõigile lugu, kuidas me oma vabaduse uuesti kätte saime. Näel kummi. Po prezidento kalbos daugiau nei 250 automobilių ir motociklų kolona pajuda link Talino centre esančios Tompėjos pilies. Tai vienas iš seniausių ir didžiausių architektūrinių statinių Estijoje. Jau keletą šimtmečių pilis yra šalyje valdančiosios valdžios simbolis. Atidavę pagarbą istorijai, Baltijos kelio dalyviai pradeda maršrutą. Estijoje per pirmą kelionės dieną teks įveikti 165 kilometrus. Važiuojant senuoju Baltijos keliu Vilkstinė trumpam aplanko truputį daugiau nei 3000 gyventojų turinti Kohilos miestelį. Tačiau ilgiau čia užsibūti neketinama. Priešaky dar ilgas kelias, o pirmasis ilgesnis sustojimas suplanuotos Raplos mieste. Čia vairuotojai galės atsipūsti, užkasti, pailsinti užkaitusius variklius. Estai ypatingai draugiška ir patriotiška tauta. Tuo galima įsitikinti matant pakelėse susirinkusių žmonės, mojuojant savo šalies vėliavomis. Toks dėmesys Baltijos kelio dalyvius nuteikia pakylėtai. Rapla apskritis centrinėje šiaurės Estijos dalyje. Miestas nutolęs nuo Talino 48 kilometrus. Tai pirmoji ilgesnė keliautojų stotelė ir pirmoji senovinės technikos paroda. Trečiadienis, darbo diena, bet smalsuolių pilna centrinė gatvė. Žmonės mielai apžiūri automobilius, kalbina vairuotojus. Tarp žiūrovų sukiojasi ir vietos žiniasklaida. Medžioja įdomius kadrus, kalbina dalyvius.
Truputį įsikvėpė ir užkandė 35-ojo Baltijos kelio dalyviai vėl kelyje. Šį kartą Estijos miestelio Turi kryptimi. Visų nuostabai nuo pat Talino iki Vilniaus Baltijos keliu keliauja ir Janekas iš Estijos. Tai ko gero išskirtiniausias dalyvis. Ir ne todėl, kad vairuoja prabangų automobilį, o todėl, kad visą Baltijos kelio atkarpą jis ketina įveikti su motoriniu dviračiu Ryga 13. Įveikę dar 50 km senovinių automobilių vairuotojai sustoja Tiuryje. Tai miestelis, taip pat pasižymėjęs Baltijos kelio istorijoje. 1989 metais per jį driekėsi susikibusių laisvės ištroškusių žmonių grandinė. Nuo pat kelionės pradžios Taline Baltijos keliu vyksta ir Estijos pučiamųjų orkestras Tamme. Kiekvieno sustojimo metu jaunieji muzikantai kuria šventinę atmosferą. Tarp vykstančių į Vilnių nemažai ir senovinių motociklų. Jie sulaukia atskiros smalsuolių dėmesio. Kelionės dalyviams kiekvienas sustojimas ypatingai svarbus. Tai ne tik galimybė pailsėti, pasikalbėti su miestelių gyventojais, bet ir apžiūrėti savo techniką, įvertinti būklę. Kelionė netrumpa.
Prisimenant tikrąją Baltijos kelio dieną, daugelio žmonių atmintyje išliko danguje skraidantys lėktuvai. Net keletas jų lydėjo ir 35-ojo Baltijos kelio dalyvius. O kolona, toliau jausdama ypatingą palaikymą, sėkmingai riedėjo keliais link pirmos dienos tikslo. Tai Estijos miestas Viljandi. Čia paskutinė šios dienos stotelė, paskutinė automobilių ir motociklų paroda ir vairuotojų nakvynės vieta. Я вспомню своего балтийского пути, как это было бы вчера. Мне было 12 лет, мой отец тогда имел... Aš pamenu save Baltijos kelyje, lyg tai būtų vakar. Man buvo 12 metų. Tėtis tada turėjo 1942 metų Volkswagen Kubelwagen ir laukė šio renginio. Baltijos keliui prasidėjus išvykome ieškoti vietos, kur galėtume prisijungti į gyvąją grandinę, kad neliktų neužpildytų vietų. Šis automobilis iki šiol priklauso mūsų šeimai, todėl jis ypač svarbus ir brangus. Tai buvo stebuklas, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonės po 50 okupacijos metų susivienijo siekti laisvės tikslo. Tuomet tai buvo unikalus reiškinys. Visi žmonės buvo be galo vieningi, ko labai trūksta šiuo metu. Džiaugiuosi, kad tąkart 3 šalių žmonės nepabijojo išreikšti savo valios. O dabar svarbu nepamiršti praeities ir mūsų laisvės istoriją perduoti ateities kartoms. Tai sustiprina mūsų tautas. Kai kurie priekaištauja, kad Baltijos kelyje riedame daugiausia su rusiška technika, nors tiek metų bandėme išsivaduoti iš rusų okupacijos. Tačiau reikia suprasti vieną, tai nėra rusiška technika. Automobiliai padaryti Tarybų sąjungoje. Daugelis jų pagaminti Ukrainoje, Rygoje ir net Estijoje gamindavo automobilius. Tai yra mūsų istorija. Negalime jos ignoruoti. Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje ilgus metus buvo eksploatuojama ši technika. Neturėjome kito pasirinkimo. Ši kelionė ne nostalgija, o savotiškas prisiminimas apie tuos laikus, kai nebuvome laisvi, bet labai troškome laisvės. Visi žmonės, kurie šiandien vairuoja šiuos automobilius, tai prisimena. Keliaudami Baltijos keliu stengiamės nepažeisti tikrojo maršruto, taigi važiuojame visais tais keliais, kuriuose stovėjo žmonių grandinė. Turbūt pastebėjote, kad ir šiandieną pakelėse važiuodami sutikome nemažai žmonių. Daugelis jų buvo Baltijos kelyje ir prieš 35 metus. Pakelėse matėme ir jaunesnių žmonių. Gal jie ir nedalyvavo Baltijos kelyje, bet jie apie jį žino. Tai jau yra mūsų genuose. Tikiuosi, kad ir po 100 metų apie tai bus prisimenama. Tai mūsų istorija, todėl stengiamės jos neiškraipyti ir važiuoti kaip galima tikslesniu Baltijos kelio maršrutu. Suprantama, kai kurie keliai pasikeitė, bet mes stengiamės. Oficialiai iš starto vietos pajudėjo 220 vienetų technikos. Iki Vilniaus turėtų atvažiuoti apie 160-170 automobilių. Kiekviename miestelėje, kuriame sustojame, prisijungia ir kiti senovinių automobilių vairuotojai. Todėl mūsų trumpose parodose matome daugiau automobilių, nei jų iš tikrųjų važiuoja šiame renginyje. Žmonės atvykę džiaugiasi matydami mus ir mūsų automobilius. Tai kaip judantis muziejus po atviru dangumi. Tokias parodas organizuojame ir savo šalyje kas 5 metus. Žmonės noriai jose dalyvauja. Nenorime laikyti automobilių uždarytame muziejuje. Norime, kad juos pamatytų kaip galima daugiau žmonių. Norime su jais važiuoti, girdėti burzgiančius variklius. Täna me tähistame oma vabadust, oma taasiseseisvuse päeva. Ja see on meile väga oluline ja me peame seda endale meelde jätma. See ei ole lihtsalt autonäitus. See on meie demonstratsioon selle nimel, et me mäletaksime, kui keeruline oli vabadus saada. Aga täna me oleme vabad ja me loodame, et see nii jääb.
pirmoji kelionės diena Estijoje baigėsi. Ji buvo pilna gerų emocijų ir palaikymo. Keliautojus kiekvienas miestas sutiko dideliais būriais žmonių. Skambėjo dainos. Per pirmąją dieną buvo įveikta 164 kilometrai. Taigi atėjo laikas poilsiui, nes rytoj vėl į kelią. Kitos dienos rytas. Orų prognozė rodo, kad keliautojai neišvengs lietaus, bet nuotaikos tai nesugadina. Šiandien ypatingai svarbi diena, kolona kirs Estijos-Latvijos sieną. Važiuojant Estijoje, pirmasis automobilis vežė gimtosios šalies vėliavą. Pasienio ruože pirmojo automobilio prioritetas turėtų pasikeisti. Per Latviją kolona judės lydima pirmojo automobilio su Latvijos šalies vėliava. Estijos-Latvijos pasienis pasitiko prapliupusiu lietumi. Dviejų šalių sankirtoje įrengti pažintiniai stendai ir paminklai, primenantis apie čia stovėjusią gyvų žmonių grandinę. Nuo šios vietos pirmasis automobilis važiuos padabintas Latvijos šalies vėliava. Pirmasis miestas, į kurį juda kolona – Valmiera.
Čia numatyta 2 valandų senosios technikos paroda, o Latvijos šauliai savanoriai vaišins išvirtą košę. Valmieros miestas, kuriame porai valandų sustojo 35-ojo Baltijos kelio dalyviai, vienas seniausių miestų Latvijoje. Žmonės šiose apylinkėse gyveno jau 7000 metų prieš Kristų. 8 amžiuje ši žemė aplink Gaujos upę buvo užkariauta Livonijos ordino. Valmiera buvo Hanzos sąjungos miestas. Bėgant metams ir šimtmečiams miestas siaubė karai ir gaisrai. Valmiera iš naujo buvo atstatyta 11 kartų, o brangiausias Valmieros istorinės vertybės išniokojo Antrasis pasaulinis karas. Tačiau tai nesutrukdė miestui atgimti ir net tapti patraukliu turistams, o taip pat būti įrašytam į Baltijos kelio istoriją. Truputį pailsinę seną techniką Baltijos kelio dalyviai išskuba Latvijos sostinės kryptimi. Rygoje numatyta viena didžiausių parodų šio renginio metu. Latvijoje puikus ketvirtadienio vakaras. Numatyta senosios technikos parodos vieta Rygos centre esanti Laisvės aikštė. Aikštėje stovi latvių tautos ir vienybės laisvės simbolis 42 metrų aukščio paminklas. Likus 3 metams iki Latvijos nepriklausomybės atkūrimo šalia paminklo įvyko pirmoji demonstracija prieš sovietų režimą. Joje dalyvavo apie 5000 žmonių. Šiuo metu šioje aikštėje vyksta daugybė renginių. Tai ypač turistų lankoma miesto vieta. Ji neatsitiktinai pasirinkta ir Baltijos keliu vykstančių senovinių automobilių parodai, į kurią suvažiuoja beveik 400 transporto priemonių.
и очень хорошо. Я вспоминаю, я тоже сам участвовал. Мы с моими родственниками. Puikiai pamenu Baltijos kelio dieną. Pats joje dalyvavau kartu su savo giminaičiais ir kaimynais. Nedaug tądien man metų buvo, todėl ne iki galo supratau, kas vyksta, bet jaučiau, kad vyksta kažkas ypatingai svarbaus. Žmonėse jautėsi vienybė. Pamenu ir tą vietą, kurioje stovėjome. Pamenu degančius laužus ir žmonės susikibusius rankomis. Jaučiau, kad vyksta kažkas ypatingai svarbaus. Kaip organizatorius galiu pasakyti, kad šiuo metu visi, kurie dalyvaujame šiame renginyje, Lietuvos, Latvijos, Estijos antikvarinių automobilių klubų nariai, žmonės priklausantis Rygos automobilių muziejui, esame šio reikalo entuziastai. Mes tai darome niekieno neprašyti. Renginys neturi rėmėjų, esame tik mes, kurie jaučiame pareigą, jog tai turi vykti ir tokias keliones organizuojame kas 5 metus. Pasiruošimas tokiam renginiui vyksta apie metus laiko. Tai ne tik organizaciniai klausimai. Automobilius taip pat svarbu paruošti tokiai ilgai kelioniai. Todėl labai džiugu, kad yra kas gali padėti techniniais klausimais. Patiems taip pat svarbu suplanuoti laiką, nes kelionės trukmė beveik 1 savaitė. Tai kiek kitokios darbo dienos, kai su kolegomis iš Lietuvos ir Estijos dalyvauji tokiame renginyje. Tai vienyje mūsų šalis. Laisvė mums ne šiaip duota. Apie ją reikia galvoti kiekvieną dieną, dėl jos reikia kovoti kiekvieną dieną. Todėl labai svarbu, kad jaunimas suprastų, kokia brangi yra laisvė. Jie turi žinoti, kaip buvo anksčiau ir stengtis daugiau niekada nepasiduoti priespaudai. Aikštėje, kurioje stovime, yra laisvės statula. Ant jos galite pastebėti įvairiausių mūsų laisvės kelią priminančių simbolių. Šis renginys kur kas daugiau nei senovinių automobilių susibūrimas. Tai mūsų pasakojimas apie Baltijos kelią. Daugelis šių automobilių ir jų vairuotojų dalyvavo Baltijos kelyje. Tais laikais, kuomet nebuvo interneto ir kitokių ryšio priemonių, surinkti tokią gausybę žmonių iš 3 valstybių buvo lyg stebuklas. Šiuo metu pilnutėlė Laisvės aikštė yra įrodymas, kad negalime pamiršti tų dienų. Turbūt pastebėjote, kad kiekvienoje mūsų kelionės atkarpoje galite išvysti skirtingų automobilių. Taip yra todėl, kad skirtingose vietose prie kolonos prisijungia to miesto, į kurį mes atvykstame senovinių automobilių entuziastai. Pats šioje kelionėje vairuoju Citroën Traction Avant. Tai mūsų Rygos automobilių muziejaus eksponatas. Žiūrovai dažnai klausinėja, kokios šio automobilio kuro sąnaudos ir kokiu greičiu galima juo važiuoti. Nesenai prieėjęs žiūrovas klausė, ar apskritai su tokiomis mašinomis galima važiuoti tokį ilgą kelią. Galima. Anuomet žmonės irgi važinėdavo toli. Pasinaudodamas progą norėčiau visiems pasakyti, mylėkite šalį, kurioje gyvenate. Nenustokite už ją kovoti. Atminkite, kad didžiausia jėga esame tada, kuomet esame kartu. O kadangi šiandieną viskas apie techniką, palinkėsiu. Mylėkite seną techniką. И, поскольку мы с техниками, любите старую технику.
Taip pasibaigė antroji 35-ojo Baltijos kelio diena. Per ją buvo įveikta 222 kilometrai. Trečiosios dienos rytas prasideda už Rygos automobilių muziejaus esančioje aikštelėje. Joje senoviniai automobiliai rikiuojasi naujos dienos startui. Diena taip pat svarbi. Per ją teks įveikti daugiau nei 143 km kirsti Latvijos-Lietuvos sieną. Tarp keliautojų vėliai matome Janeką iš Estijos su motoriniu dviračiu Ryga 13. Vakar jis trumpam buvo dingęs. Kelio ruože nuo Valmieros link Rygos moto dviračiui sprogo padanga. Naktį Estas turėjo praleisti remonto dirbtuvėse. Jo transporto priemoniai buvo ne tik surasta ir suremontuota padanga, bet ir nupirktas atsarginis ratas. Kolegos tuo pasirūpino. Visiems sunku patikėti, kad Ryga 13 apskritai gali įveikti tokį didelį atstumą. Taigi Janek vėliai rikiuotėje. O rikiuotė, apsukusi garbės ratą, pajuda link Latvijos miesto Bauską. Мне тогда было только 1 год. С родителями были в Балтийском пути недалеко от Риги. Участвовал, но был совсем... Tuomet buvau 1. Baltijos kelyje dalyvavau su tėvais netoli Rygos. Dalyvavau, bet buvau labai mažas. Tikrai nieko nepamenu. Todėl man taip svarbu šiame renginyje dalyvauti dabar. Manau, čia daugeliui iš mūsų svarbu būti. Tėvai pasakojo, kad tai buvo ypatingas momentas. Neturint interneto, surinkti 3 šalių žmonės bendrai akcijai buvo stebuklas. Pavyzdžiui, net ir šiuo metu turint visas komunikacijas, surinkti žmonės tokiai akcijai per 3 šalis yra nelengva. Lengviau nei anksčiau, bet vis tiek sudėtinga. Važiuoti senovinę techniką nėra sunku, bet yra truputis rizikos. Todėl iš anksto esame sutarę su įvairiausiais servisais esančiais mūsų maršrute, kad gedimo atveju galėtume atlikti remonto darbus. Pavyzdžiui, vakar reikėjo padėti vaikinui važiuojančiam su Ryga 13 pakeisti rato kamerą. Mes, organizatoriai, padedame visiems kiek įmanoma. Didžiausias iššūkis šio renginio metu yra surasti aikšteles, kur tilptų visi automobiliai. Tai ne taip paprasta. Kitas svarbus dalykas sutarti su savivaldybėmis dėl įvairiausių leidimų. Kalbu apie automobilių parodas miestuose. Tiesą pasakius, norėjome surengti jų daugiau, tačiau dėl įvairiausių biurokratinių dalykų turėjome to atsisakyti. Organizaciniams dalykams neužteko net 1 metų. Čia kalbu apie Latviją. Tikiu, kad Estijoje ir Lietuvoje viskas bus paprasčiau. Važiuodami per Estiją matėme ypatingai didelį žmonių palaikymą,
Jų buvo pilnos pakelės. Latviai truputį santūresni, bet parodas aplanko gausiai. Rygoje sulaukėme ypatingai daug žmonių. Tarp mūsų šalių yra kultūrinių skirtumų, bet turime vieningą tikslą. Labai tikiuosi ir po 5 metų suorganizuoti dar vieną tokį žygį. Ne tik važiavimas, bet ir pats organizavimas suteikia geras emocijas. Nuovargis jaučiasi, bet visa tai vardan kilnaus tikslo. Конечно, устал, но это ради хорошего цели. Arī šāds pasākums, protams, ir svarīgi, un tas vieno mūsu tautas, bet tomēr ir svarīgi, lai arī mazās lietās un sīkās detaļās mēs tomēr būtu vienoti un atbalstītu viens otru. Ne tikai priecīgos notikumos, bet arī bēdās, protams, un cīnīties par kopīgiem mērķiem. Į laikrodį jau žvalgosi Lietuvos senovinių automobilių klubo klasika prezidentas Albinas Monstavičius. Netrukus teks palikti Latvijos žemes. Baltijos kelio kolona įriedėjęs į Lietuvą. Pirmoji automobilių paroda ir ypatingas renginys laukia pasvalyje. Čia ne tik bus galimybė apžiūrėti senovinę techniką, bet ir gyvai pabendrauti su 2 šalių – Latvijos ir Lietuvos prezidentais. Jie į pasvalį atvyksta prisiminti Baltijos kelio svarbos. Nuo Lietuvos pasienio vėl keičiasi lyderiaujančių automobilių eilės tvarka. Lietuvoje į kolonos priekį išvažiuoja senovinio automobilių klasika prezidento vairuojamas automobilis su lietuviška trispalve. Lietuvos keliais iki Vilniaus koloną toliau ves lietuviškas ekipažas. Sveiki, pasvaliečiai, malonu Jūs matyti. Taip pat kaip maloniai prasidėjo mūsų žygis. Tiesiog mes jau keliaujame 9 parą ir šituo vis dėlto džiaugiamės. Aišku, teko mums ir lietaus, ir vėjo, bet viskas labai smagu. Prieš 35 metus mes iškovojame laisvę. 3 šalis. Ir šiandien 3 šalis senovinio automobilių klubo susivienijame į vieną ir padarėme šitą renginį. Tiesiog renginys skirtas vėlgi, kad mes neužmirštumėm, kad reikia džiaugtis istoriją, džiaugtis, ką mes turime. Ir tiesiog šiai dienai mes žinome, kas mums kvėpuoja už nugaros. Ir tiesiog, kad būtumėm kuo tvirtesni ir stipresni. Tikimės, kad ko gero viskas kaip sklandžiai prasidėjo, taip sklandžiai ir baigsis. Ačiū visiems. Į šalia pasvalio miesto vykstantį 2 šalių prezidentų susitikimą atvyko nemažai žmonių iš visos Lietuvos, ypatingai Žemaitijos krašto. Pakalbinti jie dauguma prisipažino, jog šiame kelyje stovėjo ir prieš 35 metus. Atvykęs Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda keletą minučių skyrė susitikimui su paprastais žmonėmis. Apžiūrėjo automobilius. Vėliau žengė į sceną. Stovime netoli vietos, kur prieš 35 metus Lietuva susitiko su Latvija, o netiesiogiai ir su Estija. 3 tautų laisvės troškimas čia atvilnijo įspūdingomis bangomis, kad susiliejęs taptų dar galingesnis. Vieni kitus palaikydami kūnu ir dvasia tiesėme tiltą tarp Vilniaus, Rygos ir Talino. Baltijos kelią, į kurį panašių nėra buvę ir nebus.
Būtent Baltijos kelyje daugelis pirmą kartą pasijutome visiškai laisvi. Iš tikro laisvi, nepriklausomi ne tik siela, bet ir kūnų. Laisvi, kiek tik gali būti laisvas žmogus. Dar nepažinęs pasaulio, bet jau gyvenantis svajone apie tai, kas jo laukia už geležinės uždangos. Todėl šiandien tariu už mūsų ir jūsų laisvę, par mūsų ant jūsų brīvību. Te gyvuoja nepriklausoma Lietuva. Lai dzīvo Latvija. Vispirms vēlos jums pateikties par šo lielisko iespēju. Dėkoju Jums už galimybę šiandien Lietuvos ir Latvijos pasienyje drauge paminėti Baltijos kelio 35 metų sukaktį. Tai diena, kai Baltijos tautos susikibo rankomis reikalaudamos laisvės ir šalių suvereniteto atkūrimo. Baltijos kelias akivaizdžiai priminė pasauliui apie tarptautinės teisės pažeidimus ir totalitarinės santvarkos smurtų politiką. Būdami vieningi kovoje prieš neteisingumą, priespaudą ir prievartą, lietuviai, latviai ir estai žengė bendru keliu į savo valstybingumo atkūrimą. Baltijos kelias buvo mūsų sugrįžimo į demokratinį pasaulį pradžia. Baltijos kelias tapo tvirtų paliudijimų, kad mūsų jėga slypi vienybėje ir laisvės troškime. Lai ši jėga ir vieningumas būna nepalaužiamas ir įkvepia kitus. Ilgų metų Lietuvai, ilgų metų Latvijai. Lai mūsu spēks un vienprātība iedvesmo arī citus. Po prezidento kalbų ir parodos pasvalyje įveikia dar 26 kilometrus. Baltijos kelio dalyviai užtvindo Aukštaitijos sostinės Panevėžio kelius. Kolona rieda į miesto pasididžiavimą Senvagę. Čia jau paskutinė 3 dienos stotelė. Automobiliai rikiuojasi ratu lyg ant raudono kilimo. Žiūrovus lepina šiltas oras. Skamba gyva muzika.
Per trečią kelionės dieną Baltijos kelio dalyviai įveikė 144 km. Rytoj laukia paskutinė kelionės atkarpa. Kolona iš Panevėžio aplankydama Ukmergę pasieks Vilnių. Rytas Panevėžyje prasideda tradiciškai. Į sutartą vietą renkasi senoviniai automobiliai ir motociklai. Nuotaika puikia. Šiandien paskutinė kelionės diena. Liko nuvažiuoti vos 131 km. Aikštelėje sukiojasi ir stilingasis estas Janek. Jis pats to neplanuodamas tapo šios kelionės simboliu. Look how much old cars here. They're old. No risk. Pasižiūrėkite, kiek senovinių automobilių važiuoja šiame kelyje. Nemanau, kad rizikuoju važiuodamas motodviračiu Ryga. Tai tiesiog smagus nuotykis. Labai įdomus nuotykis. Važiuodamas motodviračiu aš turiu galimybę pamatyti žymiai daugiau automobilių. Jei važiuočiau automobiliu, matyčiau tik vieną iš priekio ir vieną iš galo. Dabar pro mano kairę ranką pravažiuoja visas paradas automobilių. Galiu jais grožėtis. Kaip grįšiu iš Vilniaus į Taliną, tiesą pasakius, apie tai dar negalvojau. Priklausys nuo daugybės veiksnių, ar bus geras oras, ar bus tinkama nuotaika. Galiausiai, ar nesubirės mano Ryga. Šį motodviratį atkūriau specialiai šiai kelioniai. Pamenu, kai buvau 10 metų berniukas, dalyvavau Baltijos kelyje. Tuomet su seneliu buvome grandinės dalimi. Nuo to momento dažnai svajodavau, kaip važiuosiu keliu ir mojuosiu visiems tiems žmonėms. Mano svajonė išsipildė. Taigi kitiems galiu palinkėti. Mėgaukitės gyvenimu. Mėgaukitės laisvę. Enjoy the life, enjoy freedom. Šiame renginyje Baltijos kelio maršrutu nuo Talino iki Vilniaus važiuoja ir viena svečių pora iš Ukrainos. Pastarieji apie Baltijos kelią sužinojo iš savo draugų gyvenančių netoli Rygos. Su draugais nesimatėme beveik 2 metus. Atvykome pasisvečiuoti, o jie juokais pasiūlė sudalyvauti Baltijos kelyje. Taigi nusprendėme neatsisakyti. Įvertinome automobilio techninę būklę ir štai mes kelyje. Baltijos kelias ne šiaip pasivažinėjimas, senos technikos demonstravimas ar ralis. Tai bendraminčių susitikimas, kurie nori parodyti pasauliui, kaip Baltijos šalis siekia savo nepriklausomybės. Jūs kovojote už savo laisvę. Dabar tai darome mes. Labai gaila, kad Ukrainoje liejamas kraujas. Mes jaučiame Baltijos šalių palaikymą, jaučiame, kaip mus palaiko Europos šalių žmonės. Taigi už visą tai esame labai dėkingi. Atvykome čia iš Kijevo. Pravažiavome labai daug kilometrų. Esame vieninteliai ukrainiečiai kolonoje, bet nesijaučiame vieniši. Jaučiame didžiulį palaikymą iš savo bendraminčių, kurie vairuoja senovinius automobilius Ukrainoje. Jie negalėjo atvykti, dauguma kovoja fronte. Mums didžiulė garbė važiuoti baltiškoje kolonoje ir vežti savo šalies vėliavą. Mes reiškiame didžiulę pagarbą jums. Jūs iškovojote savo laisvę. Dar vienas Lietuvos miestas, pro kurį prieš 35 metus driekėsi Baltijos kelias, buvo Ukmergė. Šiandien senovinės technikos paradas ypač laukiamas šiame mieste. 3 šalių garbiai paleisti patrankų šūviai už Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.
Policijos pareigūnai uždaro pagrindinę miesto gatvę. Netrukus ji prisipildo senosios technikos ir smalsių žiūrovų. Prie jūros miega sesės trys, jas slegia pančiai neviltis, klajoja lyg elgeta pajūriu, dvasia tautų garbės. Bet varpas likimo nuaidi vėl ir jūra šiaušia bangas. Trys sesės iš miego kyla jau apginti savo garbės. Toks jaučiamas didžiulis tautiškumas, pasiilgta matyt viso šitų tokių renginių, bet tiesiog pati pagrindinė mintis tai, kad mes turime laisvę ir ją saugojame. Ir visa ta mūsų buvo tos kelionės tikslas, kad paminėti tą 35 metų jubiliejų. 3 šalis tiesiog, kas buvo prieš 35 metus, tą mes atkartojame šiandien. Džiaugsmas širdyje. Ir kaip klausėt, ką galima padaryti geriau, padaryti visada galima geriau, bet šiaip mums, ką planavome, viskas pasisekė, gal ten ne viskas minučių, sekundžių tikslumu, bet tikrai visur suspėjom, viską atlikom, esam laimingi ir gerai nusiteikę. Kiek žinau, vienas motociklas liktai sugedo, o daugiau iš visų tų mūsų transporto priemonių, virš 200 mašinų, motociklų ir dar plus vienas motoroleris, tikrai pasiekėm visą kelionės tikslą ir esam laimingi ir džiaugiamės. Turim vieną mažą transporto priemonę, kuri atkeliavo iš Talino į Vilnių. Ten, nežinau, pusė arklio jėgos galbūt. Ir žmogus, jisai pats dar kažkiek dadėjo. Tai tiesiog žmogus atkeliavo 650 km motoroleriu. Tai vat norime pakviesti Janiką čia ant scenos ir norime jį apdovanoti ir įteikti jam simbolinę dovanėlę. Štai, bičiuliai, pažiūrėkite, su kokia transporto priemonė šis žmogus atvyko. Užkelkite čia ant scenos. Užkelkite. Taip, senas motoroleris Ryga. Aš manau, kad visi, kam yra apie 35, 45, 55 ir daugiau metų, puikiai žino šitą transporto priemonę ir daugeliui nuo šitos transporto priemonės prasidėjo kelias į motorizuotą pasaulį. Nuo motorizuotų 2 ratų iki 4 ir taip toliau. Na kągi, sveikiname Jūs, ačiū už tai, kad atvykot ir norime teikti Jums taurę. Ir tai dar ne viskas.
Lietuvos senovinių automobilių klubo Klasika prezidentas Albinas Monstavičius dar Taline buvo pažadėjęs, kad jei Janikui pavyks atvykti iki Vilniaus, pastarasis jam padovanos naują variklį. Pažadus reikia tesėti. Janikai, tau buvo pažadėtas variklis, jeigu tu pasieksi Talinas Vilnius visą atstumą. Tai va, šiandieną mes tau jį išsiunčiame, taip kad norėsime tai pamatyti po 5 metų vėlgi su šito varikliu važiuojant. Kas liečia visą organizaciją, tai gal sunkiausia, sakyčiau, suderinti visą laiką, nes visur tiksliai turi išvažiuoti, tiksliai atvažiuoti ir va tas minutės gaudyti, kai technika ne pirmos jaunystės, tikrai yra ne pats lengviausias uždavinys. Kiekviena šalis dėliojo savo šalies maršrutą, kadangi 3 šalis, tai mes dėliojom Lietuvoje. Tai Lietuvoje, sakykime, kelias yra tikrai unikalus, toks koks buvo. Nesistrė niekas. O daugiau Latvijos klubas dėliojo, Estijos klubas dėliojo ir jie jau savo šalių kuravo. Sakykime, Lietuvoje stengiamės jau tą programą užpildyti pilnumoje, kiek išeina, manau, pavyko. Mes jau tą žinutę nešėm prieš 5 metus, nešam dabar. Aišku, kas buvo prieš 35 metus, mes to neperteiksim, to nepadarysim, nes tai buvo unikalus atvejis. Bet šitą visą istoriją tikrai reikia išsaugoti, nes auga vaikai, auga nauja karta, kurie, matau, yra truputį nutolę nuo viso to. Tai tiesiog šitą dalyką reikia išsaugoti. Kaip mums viskas atrodo, kad ir pavyko. Kiekvienas po mažą grupelytę, bet gausis visai įspūdingas renginys. Manau, kad mūsų svečiams lygiai taip pat patinka. Aš teikčiau, kad tai yra daugiau akcijos esmė. Ypač tie žmonės Estijoje, kurie stovi pakelėse su vėliavomis, tai nuostabų žmonės, tiesiog sunku sulaikyti emociją, net ir graudu vienais momentais, kai stovi tiesiog žmonės, matosi, kad pagyvenusio amžiaus tikrai dalyvavę tikrajam Baltijos kelyje ir supranta, dėl ko viskas tai vyksta, visa šita akcija. Tai aš manau, kad pagrindinis dėmesys yra vis dėlto yra vienybei, vėliavoms ir emocijoms, kurios atvedė mus iš tą Baltijos kelią. Labai pakviesčiau tuos kolegas, kurie nevažiavo, o šiaip tie, kurie važiavo, mes taip susigyvenom, atrodo dabar manau, kad būsim tikrai dar daugiau didesni draugai, kaip giminės, sakyčiau, kaip broliai, tikrai susidraugavom labai smarkiai. Vienareikšmiškai galiu pasakyti, jeigu suorganizuotume vėlgi šitą žygį, aišku, 5 metai į priekį, bet aš tikrai dalyvaučiau ir turiu ko pasimokyti ir tikrai žinau, ką būtų galima padaryti ir dar geriau. Tai tiesiog, o žinutė paprasta, saugokime laisvę, saugokime tą, ką turime. Matome, kas iš nugaros kvėpuoja. Tai va, tai čia ir yra mūsų tikslas ir šitos visos kelionės tikslas, kad vienyti Baltijos šalis, vienytis į vieną kumštį, nuostabus jausmas, nuostabus žygis. Prie jūros miega sesės 3, jas slegia pančiai neviltis, vajoja lyg elgeta pajūriu, dvasia tautų garbės, bet varpas likimo nuaini vėl, jūra šiaušia bangas, tai sesės iš miego kyla jau. Pasibaigus renginiui visi 35 Baltijos kelio dalyviai rinkosi į Vilniaus senovinių automobilių muziejų. Čia vyko nebeviešas renginys, skirtas aptarti kelionę, prisiminti geriausius momentus. Visų šalių atstovai negailėjo gražių žodžių ir pagyrų renginiui, kolegoms. Apsikeitė ne tik kontaktais, bet ir simbolinėmis dovanomis, kurios leis prisiminti šią beveik savaitę trukusią kelionę. Kelionę, kuri taip pat bus įrašyta į 3 šalių istorijos kronikas.